Ir klausot, ką skaito choras, ir taip viską daro. Čia viską filmuoja, ne? Kad Heraklis su savo žmona atkeliauja iš ten. O čia yra upė. Kentauras Nesas turi įsivaizduoti. Čia yra vienas. Kentauras Nesas laukia prie upės. Jis keltininkas, taip? Čia yra vienas krantas, o čia yra kitas upės krantas. Kentauras turi upės viduryje dalykas. Tai nesugubom nešti Demiros, taip? Čia reikės sugalvoti, kaip jie nešti. O vaizduoti, tai va, upės viduryje atsitinka visas tas dalykas, kuomet Heraklis peršoka Kentaurą Nesą. Dabar aš tai siūlyčiau chorui, mūsų skaitovui, taip, gal atsistoti čia, kad geriau sklistų, nereikėtų garsiai kalbėti, aktoriai su kaukėm, tai jie labai klausom atidžiai ir nepradedam skaityti. Nesas ir Dejanira. Heraklis ir jaunoji jo žmona keliavo iš Kalidono į Trakinę, pas didvyrio draugą Keilį. Keliauja? Tu stovėk, čia laukia keleivių, kaip ir to jie ateina. Tai buvo pavojingiausia kelionė, kokią tik Herakliui kada teko įveikti. Kai jie atvyko prie Euėno upės, sutiko čia Kentaurą Nesą, kuris už atlyginimą pernešdavo keliautojus per upę ant rankų ir sakydavosi šią teisę gavęs iš dievų už savo sąžiningumą. Atsisuk, dabar, tai susitikit, pasisveikinkit kažkaip, ar ne? Gerai. Kai jie atvyko prie Euėno, pačiam Herakliui žinoma nereikėjo Neso pagalbos. Galingais žingsniais jis perbrido upę vieną. Bet Dejanira davė pernešti į kitą krantą Kentaurą. Nešti? Nesas išsikėlė Heraklio žmoną ant pečių ir žvaliai įsibrido į vandenį. Bet vidury prastos moters gražumo apkvaišintas jis įsidrąsino paliesti ją savo nedorą ranką. Nedorą ranką. Didelė ranka uždėjo labai aiškiai. Dejanira ėmė šauktis pagalbos. Heraklis jau išlipęs ant kranto atsisuko. Pamatęs, ką daro tas šiurkščiaplaukis pusžmogis didvyris, ilgai nesvarstydamas išsitraukė iš strėlinės sparnuotą strėlę ir paleido ją į Nesą, jau belipantį su savo auka į krantą. Strėlė pataikiusi į nugarą iškrito per krūtinę. Dejanira išsisuko žemančią Kentauro rankų ir jau buvo bebėganti link savo vyro. Tačiau besibaigęs Nesas ir mirdamas galvojo, kaip čia atkeršijus pasišaukė ją atgal ir sako. Dabar jis pasakys paslaptį. Tai pasilenkė mirštančią Kentaurą, jis jau buvo gyvas, taip? Paklausyk manęs, Enėja dukra. Tu esi paskutinė, kurią aš nešiau. Taigi, patikėsiu tau vieną paslaptį, tik tu daryk, kaip pasakysiu. Susisemk tą šviežią kraują, kuris ką tik išbėgo iš mirtinos žaizdos. Kustyro ir į mano kūną įsmigusi strėlė užnuodyta lervės gyvatės seilė. Kraujas yra visai sukrešėjęs ir lengvai paimamas. Jis padės tau apžavėti savo vyrą. Jei tu nudažysi tuo krauju savajam apatinius marškinius, tai jis niekuomet nemylės jokios kitos moters labiau už tave, kad ir kažin kokia jam pasitaikytų. Palikęs Dejaneirai šį atgalikišką testamentą, Kentauras iš karto nusibaigė nuo užnuodytos žaizdos. Dejaneira, nors neabejojo, kad vyras ją myli, vis dėlto pasielgė taip, kaip Nesas patarė. Susipylė kraują ir saugojo jį, neprasitardama Herakliui, nes tasai tuo metu stovėjo per toli ir nematė,
Pirmo veiksmo pabaiga. Dabar po daug yra metų antras veiksmas. Tai kentaurai išnešam. Kentaurė ateik. Jau viskas paliko savo testamentą. Neliko, dabar reikia šauklio. Dabar situacija tokia. Denėra laukia savo vyro rūmuose, čia būtų. O Heraklis ką tik sutriuškino tokią karalystę ir pasiliko ant tos kalno paaukoti Dzeusui 12 jausmų. Šauklys buvo reikalingas tam, kad kadangi žmona nerimauja, tai pasiuntė šauklį rūmus, kad praneštų džiugę žinią, jog kova laimėta, kad šauklys pašnibždės tokį negerą dalyką, dėl kurio Denėra jau nuspręs panaudoti kentauro kraują, kurį laikė daugybę metų. Tai tada šauklį reikės nubėgti į rūmus ir grįžti su dovana, kurią paruoš Denėra. Ir tada matysim, kokį baigsis Heraklis. Tai pradžių šauklys būna įsidvyri, paskui ten, paskui grįžti. Gerai, pradedam. Paskutinis Heraklio žygis buvo prieš Euritą, Euchalijos karalių, ant kurio seniai griežė apmaudą už tai, kad šis atsisakė leisti už jo savo dukterį Jolį. Surinkęs didelę graikų kariuomenę, didvyris apgulė miestą ir netrukus nugalėjo. Aukštą pilį sutrynė į dulkes, karalių ir jo sūnus nužudė, miestą sunaikino. Jolę vis dar jauną ir gražią Heraklis paėmė į nelaisvę. Denėra susirūpinus laukė žinios iš savo vyro. Pagaliau nuaidėjo rūmais džiaugsmo šūksniai, atlėkė atvežkėjo šūlys. Tavo vyras kunigaikštienė gyvas, jis pažygiuoja laimingai nugalėjęs, tik šiek tiek užtruko, nes nori Eubojos kyšulį sudeginti Dzeusui, padėkos auką. Tavo vyras prašė pasakyti, kad visi galais turi pagloboti. Denėra lieka su belaisviais elgtis kuo gražiausiai, o labiausiai gailėjo mergaitės Jolį, kol šauklys, apsidairęs, kad niekas nemato, pakuždėjo. Tavo vyras Heraklis vien dėl šios mergaitės sugriovė Euchalijos pilį. Tai Jolė, Eurito duktė. Heraklis buvo ją karštai pamilęs, dar tada, kai tavęs net nepažinojo. Ne kaip vergė, o kaip tavo varžovė jie atėjo į šios namus. Tad tai išgirdus Denėra ėmė graudžiai raudoti. Paskui liepė palaukti, kol jį užteko šauksų belaisvių būrį paruošiantį tinkamą dovaną. Toli nuo ugnies, kur nepasiekė joks šviesos spindulėlis, kad toj vietoj Denėra laikė kentauro Neto žaizdos užnuodytą kraują. Ji nuskubėjo į tą kambarį ir pasislėpus uždažė balto ėriuko kailio kuokšteliu pamirkytų to apkerėto tepalo brangius apatinius marškinius skirtus Herakliui. Raudonai nudažytą drabužį gražiai sumagstytą įdėjo dėžutėn ir uždarė. Paskui pašaukė šauklį ir tarė. Nunešk maniškiui šiuos gražius marškinius, mano pačios rankų darbą. Niekas kitas neturi jais vilkėti, jis pieno. Negaiždamas nei valandėlės, šauklys išskubėjo su dovana į Eubojų. Kad kuo greičiau nuneštų žinią aukas dievams atnašaujančiai šeimininkui. Heraklis Kejanono priekalnėje kaip tik ruošėsi aukoti Dzeusui 12 jaučių, kai šauklys įteikė jam dovaną. Heraklis taip pat užsivilko puošmeną. Ir pradėjo aukojimą, iš pradžių meldėsi linksmas, džiaugėsi tuo gražiu drabužiu. Tik staiga, kai aukos liepsna ėmė kilti į dangų, į visą išpylė prakailis. Marškiniai prilipo jam prie šonų, o kojas ėmė traukyti nešlumis. Kitaip sakant, nuo kentauro kraujo Herakliui skauda visą kūną. Baisiausias skausmas. Vaidinkas skauda. Visur skauda, taip? Kokios gyvatės sėdamas suriko jaučio balsu ir stvėręs šaukė už kojos, taip sviedė jūros bangas. Čiupgi už kojų svies.
Viską darė kaip sakė. Kad šis piršte ištiško ir pliuktelėjo į dūžtančias bangas. Visi, kas tik ten buvo, suriko iš siaubo ir ėmė raudoti, pamatę tą beprotišką darbą. Tai niekas neišdrįso artintis prie siautėjančio didvyrio. O šis čia puodas žemėn taip sulaukė, kad aplinkui atsiliepė visas pliugos uolos ir miškingi kalnai. Skauda labai skauda. Ritulio kamčiukų. Žinojusi, kas nutiko Heraklui, deja nėra niekama jame laukinė. viešmenį vardu. Heraklis savo gyvenimą baigė ant Oikos kalno, kaip Delfų orakulo buvo išpranašauta. Siekė pasigailėti jo kenčiančios skausmus, sukurti laužą ir iškelti į viršų ir sukurti tą maldą kūvą. Tai laužas įsidegė, iš dangaus į jį trenkė žaibas ir visa medžių galva iš karto paskendo liepsnose. Tada ant jos nusileido debesys ir griausmui baisiant trenkantis nunešė nelaimingąjį aukštyn į Olimpą. O kai visas laužas virto pelenais ir Heraklio draugai prisiartino prie ugniavietės, norėdami surinkti du trimaulininkus, nerado ten nė vieno kaulelio. Nudriūk